Vo, kažko radau. Niek nespranka šį ir bet radau. Esmė tai, kad tu nori pritraukti gausos savo gyvenimą. Gausa, gerai, kas ta gausa? Pinigą, daug gerų įvykių, viskas sekas gyvenime, nu visko daug. Tu žinai, saka, aš plemb neturiu tos gausos, man tep nesisek, tiek daug blogų dalykų vyksta. Stop. Dabar paklausyk man įdėmė. Tas faktas, kad tau tiek nesisek, kad tiek daug nesąmonių vyks, nesėkmių ir taip toliau, jau įrodo, kad tu esi tobulas manifestorius negausos. Tai tu negali sakyti, kad tau gausos nėra. Ana yra, bet ana ir kito pusėje. Tai tas ir dalyks, ką tom pakeis? Nu gerai, kontas reiškia, aš dabar žinau, tu pasakė man tą informaciją, nu gerai, aš dabar turiu daryti nesąmonį kažkokią, ne? Ne, paklausyk dabar. Ką pakeisti? Labai paprastas dalyks. Kas tau patinka? Kas tau patinka daryti? Ko tau patinka daryti? Eiti salį, su dviračiu važiuoti. Aš su dviračiu pats esu, o man patinka su dviračiu važiuoti. A tau patinka gal gitarą groti, a gal tau patinka pianinu groti, tau patinka gal eit palakstyti, gal su draugu pasivakščiuoti. Gal tau patinka pažiūrėti Netflix'ą, kokį nors serialą, katras, bikiek tau daug laimės suteik. Tikslas ir daryti, kas tau labai patinka, katras tau pritrauk to emociją, kur tu jautys gerą. Tu kažko darai ir tu net nepajauti, kad praei 5 valandas, tarkim. Ane? Sėdi, atrodo, gal kiek valandėk praei, pažiūri laikrodį. 5 valandas galvoju, eik tu savo. Ane? Va, tu turi daryti kažkom, kas yra tas, kur tau bikiek patinka, tai tas va, pritrauks daugiau situacijų, katros bus tu pačias ir taip pat, kai tu darai, kas tau patinka, tu darai tik dalyk, ką po angliškai vadinama ir channeliniams, ane? Tu channelini iš aukščiau kūrybą, ne? Tu channelini kūrybą, katra visiškai sulanksta laiką, nes tu net nebijaut laiką, ir katras tau daug gerų jausmų, katrai pakel tavo vibraciją, katrai pakel tavo energiją. Ir kaip tu daugiau daratų dalykų, tu daugiau geriau jautys. Ir kuo tu daugiau geriau jautys, tu daugiau gerų situacijų pritrauki. Ir kuo daugiau gerų situacijų pritrauki, tu geresnį gyvenimą turi.